Aš Ramunė Dhara dalinuosi savo pasaką, kurią parašiau didžiųjų deivių seminare. Vedančioji, kuri vedė mus į pasakų pasaulį, buvo Miranda Jan iš Airijos. Baltoji drakonė. Ta diena, kai gimė mano siela, dangus paleido į žemę savo mylimiausią dukrą, žvaigždę. Jie akimirksniu nusileido iš aukštybių į žemę, o iš džiaugsmo, kad gimė žmogumi, mergaitė taip užkrečiamai juokėsi, kad prapliupo lietus. Dangus pritarė jos džiaugsmui galingais griausmais, lyg skambindamas didžiuliais varpais. Žmonės išbėgo iš namų, pakėlė galvas į dangų ir nustebę klausėsi. Sklido tokia graži ir galinga muzika, kad visi buvo sujaudinti ir puolė vieni kitus glėbesčiuoti. Jų kūnai virpėjo lyg pilnos taurės, sklidinos meilės jausmo. Visų skruostai kaito. Tas visuotinis gerumo jausmas tiesiog svaigino. Žmonės dar nesuprato, kad taip dangus mylinčiais griausmais išlydi savo dukterį ir apdovanoja ją gyvybinę energiją, kuri mergaitės rankose pavirsta sklidina taure, pripildyta alcheminių eliksyrų. Pirmą kartą mergaitės lūpoms palietus taurę, raudonas skonis akimirksniu pavertė ją gražia, seksualia, ugninga moterimi. Ji turėjo taurės figūrą ir gebėjo savo prisilietimu, savo klubų judesiais pažadinti gyvybinę jėgą kiekviename. Tokia tai buvo tėvo dangaus dovana savo mylimai dukrai. Motina Mėnulė padovanojo jai palaiminimus, intuiciją ir visatos burtą baltos plunksnelės pavidalu. Pirmą baltą plunksną mergina gavo, eidama tarp žmonių ir linguodama klubais, pažadindama juose gyvybinę energiją. Tai reiškia pritarimą – eiti, veikti, džiaugtis, būti ryšyje, mylėti, mylėtis, kurti. Ta diena, kai mergina išgėrė pirmąją savo gyvybinės taurės eliksyrą ir tapo jauna bei drąsia moterimi, tūkstančiai plunksnų pabiro iš dangaus lyg pirmasis sniegas. Visiems tai atrodė kaip stebuklas, o Mėnulio dukrai kaip ženklas. Įglaudę plunksneles, bėgiodama tarp žmonių šoko, sukosi, o tam tikrų momentų, kai vėjas palaimino jo šokį, plunksnų sūkuriai pakėlė merginą į orą, nuklojo jos kūną ir ji pakilo su neapsakomu lengvumu virš žmonių. Plunksnos akimirksniu tapo jos sparnais. Jos kūnas švytėjo balta, akinančia šviesa, o žmonės užvertė galvas pradėjo šnabždėtis. Žiūrėkit ji! Tai ji, baltoji drakonė! Kokia ji drąsi! Ji atėjo apginti mūsų. Drakonė sklendė ore, nors jos kūnas ir galia buvo žemės dovana jaunajai moteriai. Tačiau tame draugiško susižavėjimo fone staiga pasigirdo juokas, skambus, užkrečiantis, vis didėjantis ir įtraukiantis kitus juoktis kartu. Tame skambesyje buvo kažkas magiško ir kažkas labai grėsmingo. Juokas vis stiprėjo, oras pradėjo virpėti, trūkčiosti ir staiga visos plunksnos išblaškytos nuo drakonės kūno. Ji nukrito į žemę. Taip ji antrą kartą nusileido iš dangaus, tik negailestingai skaudžiai, nes slaptojo juokdario kerai numetė drakonę žemyn ir sutriuškino jos galią. Mergina trenkėsi į žemę,
Plunksnos nukritusios ant kūno nusidažė raudonai, nes visa jos gyvybinė galia ištekėjo, kas reiškė pavojų. Žmonės išsigandę šnibždėjo raudonoji drakonė ir skyrėsi į kraštus. Šalia jos liko tik vienas, tas, kuris paskleidė juoką lyg hipnotizuojančią bacilą. Kai mergina atmerkė akis, ji neprisiminė nei kas esanti, nei kokia jos misija žemėje. Tačiau pamatė juokdario akis. Jos buvo pažįstamos. Tik tą akimirką ji buvo praradusi atmintį ir savo galias. Ji norėjo prasmegti į žemę, pasiduoti užmarščiai ir pasidavė. Žemė, didžioji jos globėja, įtraukė ją į save ir mergina nukrito į požemių labirintus. Ten žemės gelmėse ji užmigo. Žemė žinojo, kad miegas yra geriausias vaistas, galintis sugrąžinti atmintį. Miegant šaltiniai plovė jos kūną. Ugnis glamonėjo ir šildė pažeistas vietas, o labiausiai supurtytas sielos daleles, kurios buvo pabirusios lyg žėrintys karaliukai. Mergina miegojo pamiršusi viską ir save. Tuomet žemės dvasios pasitarė su šaltinių dvasiomis ir nuplukdė miegančią merginą į stebuklingą Avalono miestą, kur gyveno Gralio taurės draugija ir dvasia. Reikėjo perpilti jos gyvybinius indus ir pripildyti naujų eliksyrų, galinčių pažadinti ją iš užmaršties sapno. Po 9 dienų ji pabudo. Atsistojusi ant žemės, ji akimirksniu suformavo ketinimą susitikti su tuo, kuris savo juoku pavogė jos gyvybę ir galią. Ir štai jis stovėjo prieš ją. Ji prieš jį. Juokdarys. Pilna savo kūno, stipri, drąsi ir budri, ji pažvelgė į jį ir tarė: tavo akis man primena praeitį. Juokdario akis sublizgėjo ir jis jau ruošėsi juoktis, paskleisdamas savo kerus, tačiau netikėtai iš dangaus nukrito plunksna. Tik šį kartą ji nebuvo lengva, o aštri ir staigi lyg strėlė, ir pataikė jam tiesiai į burną. Motina Mėnulė siuntė savo palaiminimą ir apsaugą savo dukrai. Juokdarys pradėjo kosėti, čiaudėti, o galiausiai prapliupo ašaromis. Tu palikai mane. Tave mylėjau labiau už viską. Nuo tos dienos mano ašaros virto piktu juoku, nes aš nebegalėjau verkti. Mergina, žiūrėdama į verkiantį juokdarį, pamatė viską lyg sename filme. Jų istorija tai idėjo iš labai toli ir labai seniai. Ji suprato, kad čia nėra nei kaltų, nei kaltės, nei meilės, nei nemeilės. Viskas buvo taip, kaip turėjo būti. Ir tuomet ji paklausė savęs: ką aš jaučiu šiandien? Ji pajuto savyje kunkuliuojantį kraują, atgyjantį kūną ir sugrįžtančią galią ir tarė: tu man primeni laikus, kai aš buvau galinga. Tuomet nemokėjau mylėti ir buvau lyg įsiutusi drakonė, deginanti vyrus aistros ugnyje. Tai buvo seniai. Tuomet tu pamilai mano galią, tačiau buvai neišmintingas ir atidavei man savąją. Šiandien aš pasiruošusi grąžinti tau tavo galios taurę. Ji ištiesė juokdariui taurę sklidiną raudono eliksyro. Išgerk ją. Susigrąžinsi save ir daugiau niekam neatiduok to, kas tau priklauso ir kas tau taip reikalinga.
Tu pats atidavei man savo galią, kaip ir daugybė kitų vyrų. Aš tapau tokia galinga, kad pradėjau deginti jų savo drakonišką ugnimi. Tuomet buvau raudonoji drakonė. Jaučiau malonumą deginti vyrus, kurie norėjo valdyti moteris, skriaudė jas ir naudojosi viskuo, ką moteris sukūrė. Norėjau sunaikinti tuos, kurie daugybę amžių naikino mus. Tačiau šiandien mano siela atėjo į žemę baltosios drakonės pavidalu. Motina Mėnulė laimina mano žingsnius baltomis plunksnomis iš dangaus. Aš atėjau atstatyti pusiausvyrą tarp moterų ir vyrų, tarp žemės ir dangaus, tarp galios ir meilės. Mano gyvybinė jėga pažadins moterų ugnį. Jis suteiks drąsos būti savimi, gyvybingoms, seksualioms, drąsioms, mylinčioms, nešančioms išmintingą buvimą ir tiesą. Aš atėjau su balta plunksna rankoje ir gydančiu gyvybinio eliksyrų kūne. Plunksna ir gralio taurė yra mano didžiosios dovanos. Jos suteikia man sparnus. Jos leidžia prisiminti ne tuos, kurie siekia mane sumažinti, uždaryti, valdyti ar pasisavinti. Aš atleidžiu tau už tavo kerus, mylimas juokdary, ir atleidžiu visiems vyrams, kurie nežinojo, ką darė, ir palaiminu tavo vidinę galią. Nusimesk savo juokdario kaukę ir būk savimi. Išdrįsk būti vyru su savo galia ir niekad daugiau jos neatiduok. Nuo šiol meilė sau yra tavo galia. Vos ištarus šiuos žodžius iš dangaus pabiro baltos plunksnos. Mėnulė siuntė savo palaiminimą, tik šį kartą ne tik savo dukrai, bet ir šalia jo stovinčiam vyrui. Jie žiūrėjo vienas į kitą. Gralio taurės buvo sklidinos. Jis ištiesė rankas, norėdamas ją apkabinti, ir plunksnos nugulė ant jo delnų. Jos pradėjo kelti jį aukštyn, link debesų. Jis pajautė neapsakomą lengvumą ir išsilaisvinimą iš 1000 metų istorijos. Ta akimirka baltoji drakonė pajuto ilgesį jam. Netikėtai pabudusi meilės jausmą ir savo jausmų galią. Ji ištiesė rankas ir atsidavė skrydžiui link jo. Žmonės danguje išvydo 2 kūnus. Baltieji drakonai išgelbės mus. Baltieji drakonai apsaugos pasaulį. Tikriausiai jie gavo dar vieną dovaną – patirti skrydį dviese. Juk dviese smagiau gelbėti pasaulį. Didžioji deivė manyje pabudo ir nuo tos dienos pasaulis mane atpažįsta kaip baltąją drakonę. Ramunė Dhara, 26 metų, gegužės 9 diena.